Sveiki visi, ačiū, kad skiriat laiko analitikai ir šiandien paskutinis mūsų šių metų renginys. Ir ne veltui jisai vadinasi CEO Life ir kaip susitarti su akcininkais, kai darbo užmokestis auga greičiau nei pelnas. Tai džiaugiamės, kad domitės atvirais duomenim ir kad tikimės, kad darote sprendimus remiantis duomenimis. Tai trumpai, kas naujai prisijungia, esame DQ Analytics, mūsų moto garantuota duomenų nauda ir iš esmės mes darome viską, kas susijęs su analitika visose verslo srityse, tiek HR, pardavimuose, finansuose, bet šiandien dėsime daugiausiai dėmesio skirsime būtent atvirų duomenų, duosime įžvalgas iš atvirų duomenų, nes tikrai jų yra labai labai daug ir jie yra dar labai labai mažai išnaudojami. Ir trumpai, kol dar renkasi visi dalyviai, tai akcentuojam, kas naujai prisijungėte, kad klikas tikrai turi tam tikrų asociatyvinės analitikos išskirtinumų, kur tikrai visi duomenys yra susiję pačiam žemiausiame lygyje ir būtent dėl tokios greitaveikos, dėl tokio unikalumo pamatysite, užduokit klausimus, pamatysite, kaip greitai galima rasti netikėtų įžvalgų. Ir pasikartojam labai trumpai, kad jeigu, nes mes nežinom, pavyzdžiui, kaip keitėsi pelnas ir darbo užmokesčio suma, kaip atrodė 2023 arba koks jūsų įmonės arba jūsų konkurentų pelnas ir darbo užmokesčio sumos, pavyzdžiui, proporcijos. Tai jeigu nematuojam, aišku, nežinom nei priežasčių, normalu, galit jausti, pavyzdžiui, aš jaučiu, kad mūsų konkurentai uždirba pelno daugiau sakykime, negu mes. Tai jausmas irgi dar nėra analitiko zona, kai pradedam matuoti ir pradedam manyti, kad aš manau, kad 350 eurų ten daugiau uždirba konkurentų darbuotojai ir pelnas per darbuotoją yra 1000 eurų daugiau, tai taip, manimas yra gerai, bet galų galiai atsiranda žinojimas, kai jūs atrandate ir priežastis ir labai konkrečiais skaičiais galite įvardinti. Kad šiandien labai, labai aiškiai mes praeisime iš to nežinojimo, iš jausmo zonos į viršų, į manimo zoną ir galų gale webinaro pabaigos tikrai žinosite žymiai daugiau nei žinojote iki šito webinaro. Ir keliausime taip pat į demo su atvirais duomenimis, tai kas dar nesate nepasinaudoję mūsų nemokamą aplikaciją BI Free Salary, tai galite skanuoti šitą QR kodą ir naudotis visiškai nemokamai. Turime daugiau kaip 7 milijonus duomenų būtent apie atlyginimus ir su 42 tūkstančiais įmonių. Ir dar turime iš BI Free Salary yra pasiekiama dar 10 aplikacijų, kuriuose yra dar apie 20 milijonų duomenų. Tai dabar keliaujame į būtent atvirų duomenų Salary Pro aplikaciją. Aš naudosios mokamą versiją, kur yra naujausi duomenys. Ir trumpai pristatysiu, iš kur pasiekiama visos tos kitos aplikacijos. Tai parsisiuntus BI Free Salary, jūs galite susirasti ir rekomenduom susirasti langą visos aplikacijos. Ir kaip minėjau, įžangoje mes esam sukūrę čia 10 aplikacijų ir mes šiandien dienai labiausiai didžiausią dėmesį skirsime Business KPI Trend, tai yra naujausi duomenys būtent atnaujinti šitoje aplikacijoje ir paspaudus ant jos atsidaro nauja aplikacija, kurioje mes analizuosime 20 metų strateginius rodiklius, kaip keitėsi Lietuvos rinka. Tai čia mes visko neišanalizuosim turbūt, bet skirsim pagrindinį dėmesį, kaip keitėsi pardavimo pajamos grynasis pelnas, analizė per darbuotoją ir kapitalo analizė. Tai aišku, jūs užduokite klausimus čiate ir tie sektoriai, kurie jūs labiausiai domina, juos ir paliesime. O bendrai apibendrinant, kas šitam 20 metų tendencijų duomenyse iš karto matosi, kad jau 2 metai iš eilės, tai 22-23 metai, Lietuvos verslas pasiekęs yra absoliučiai visų laikų rekordus. Tai reiškia, kad 144 milijardai eurų apyvarta ir 10,9 milijardo pelnas prieš apmokestinimą yra visų laikų 20 metų rekordas. Ir jeigu mes pažiūrėtume pagrindinius sektorius, tokius kaip apdirbamoji gamyba, tai mes matome, kad
ne visi sektoriai taip pat augo, tai reiškia, kad akivaizdžiai paėmėm apdirbamąją gamybą ir matom, kad viskas raudonuoja 23 metais. Tai reiškia, kad mes tai vadinam, kad kainų augimo vakarėlis baigėsi. Sukėlėm kainas neadekvačiai, pradėjo vartotojai tiesiog jau kiekiai pradėjo kristi ir grįžta viskas į savo vietas, tiek pelningumai, tiek apyvartos, tiek pelnai, nes čia buvo tikrai visų laikų rekordai. Va, 2 metai iš eilės buvo 2,2-2,3 milijardo pelnai ir jie dabar sugrįžinėja į savo vietas, panagrinėsime šitai ir kitais rodikliais. Čia tik tai apyvarta matosi ir pelnas, kaip keitėsi ir pelningumas šitam būtent lange. Sekantis didžiausias sektorius yra didmeninė mažmeninė prekyba. Tai didmeninės mažmeninės prekybos kainų augimo vakarėlis dar išlieka tam pačiam lygiai. Tai reiškia, kad sugebėjo įmonės išlaikyti tame pačiame lygyje pardavimus. Tai bendrai paėmus visų 25 tūkstančių Lietuvos įmonių, kurios dirba didmeninėje mažmeninėje prekyboje, pardavimo pajamos išliko panašiam lygiai 57,8 milijardo eurų ir 58,3 milijardo, tai iš esmės čia yra, nu, yra vos šioks toks augimas, bet tai čia yra minimalus, praktiškai matosi, kad visiškai tame pačiame lygyje. Ir dar viena labai aiški tendencija, tai pelningumas pradėjo mažėti, nes čia buvo uždidinta labai greitai ir kainos tame skaičiuje ir sąnaudos neaugo taip greitai, pelnas augo žymiai greičiau negu darbo užmokestis ir mes kitose galėsim būtent šitas koreliacijas pažiūrėti, kaip augo pelnas ir kaip darbo užmokestis augo. Bet vis dar absoliučia prasme 2,4 milijardo didmeninė mažmeninė prekyba bendrai su 4 procentų pelningumu tikrai yra praktiškai, tai yra iš 20 metų perspektyvos, tai dar yra aukso amžius. Jeigu šiek tiek giliau pažiūrėjus didmeninė prekyba, tai turėjo, reiškia, kritimą jau iš 33 milijardų į 32 milijardus, labai nedidelį, bet jeigu žiūrėtume, kritimas yra, bet jeigu žiūrėtume 20 metų tendencijas, tai jis yra dar labai labai minimalus ir jeigu netgi su 21 metais lyginant, tai iš 28 milijardų į 32, tai plus 4 milijardai nuo 21 metų. Ir jeigu žiūrėtume mažmeninę prekybą, dar vienas didysis sektorius, tai mažmeninė prekyba augo, bet jau nuosaikiau. Ir čia tas didžiausias augimas buvo tikrai kainų, o ne kiekio nulemtas, bet irgi čia akivaizdžiai galima matyti, kad augimas nuo 18,1 milijardo visoje mažmeninėje prekyboje paaugo iki 18,9 milijardo, kas yra 800 milijonų, tai čia tikrai yra ženkliai mažiau negu čia, nuo 14,8 milijardo augimas buvo iki 18. Tai va čia buvo didysis šuolis plus 4 milijardai, čia plus 2,5 milijardo. Tai iš esmės visa mažmeninė prekybos apyvarta, nevertinant čia ne kiekius, bet apyvarta, padvigubėjo iš esmės nuo 16 metų, kai buvo 9,2 milijardo, iš esmės iki 23 metų per 7 metus padvigubėjo absoliučia suma. Ir jeigu jūs esate ten mažmeninės prekybos atstovai, tai gali drąsiai žiūrėti, analizuoti ir žymiai detaliau duomenis, kaip keitėsi jūsų sektoriaus, paskui parodysiu detaliai, kur galima matyti apyvartas, bet dabar pažiūrėkime globaliai, kaip keitėsi pelnai ir kaip keitėsi darbo užmokesčio sąnaudos. Ir dar vienas iš didesnių sektorių tai yra transportas ir saugojimas. Tai akivaizdžiai matome, kad toliau dar 23 metais dar didėjo iki 19 milijardų eurų pardavimo pajamos ir 1,5 milijardo pelnas. Tai vėlgi dar 23 metai buvo transporto sektoriui rekordiniai, fantastiniai, kaip norim galim vadinti, nes daugiau kaip milijardą eurų šitas sektorius uždirbo tik tai 2 metais, tai yra 22-23 metai. Nėra buvę per 20 metų, kad nei tokio pelningumo, kuris yra visų laikų rekordas 8,11 procentų, nei tokio pelno. Be abejo, taip yra ne su visom įmonėm, ne su visais sektoriais, bet aš rodau globalius. Čia mes turime 102 tūkstančių Lietuvos įmonių duomenis, nesvarbu 1, 2, 2 darbuotojai, 3, 5, bet čia nėra įmonių pavadinimų, bet čia yra globaliai paimta viskas iš statistikos departamento šie duomenys. Ir dabar keliaujame į turbūt įdomiausią pačią dalį, tai kaip keitėsi būtent darbo užmokesčio fondas
ir kaip keitėsi pelnas. Tai čia norėčiau aš jūs nudžiuginti prieš švenčias didžiasias, prieš naujus metus, bet čia greičiausiai ypač akcininkų arba finansų vadovų aš nenudžiuginsiu, bet mūsų moto yra nedžiuginti kažkokiais neadekvačiais dalykais, bet rodyti jums ir pasakoti tai, ką rodo duomenys. Tai čia šitas grafikas turėtų bauginti visus vadovus, finansų vadovus, direktorius, CEO, HR vadovus, nes mėlyna linija, mėlynas stulpas tiesiog, tiksliau, tai yra darbo užmokesčio fondo augimas. Tai reiškia, mes turime labai stipriai augantį darbo užmokesčio fondą ir jeigu žiūrėti nuo 22 metų, kai darbo užmokesčio fondas siekia 18,1 milijardo, šiuo metu jisai siekia 23 metais siekia 21,4 milijardo. Tai reiškia, kad darbo užmokesčio fondas padidėjo daugiau negu 3 milijardus eurų per vienus metus, o prieš tai buvęs darbo užmokesčio fondas padidėjo nuo 15,6-15,7 milijardo iki 18,1. Čia irgi buvo įspūdingas daugiau negu 2 milijardų šuolis, bet tokio darbo užmokesčio šuolio absoliučia prasme daugiau negu 3 milijardai per 20 metų istoriją nėra Lietuvoje, nėra buvę. Absoliučiai nėra buvę. Ir netgi galim procentais paversti, irgi nėra buvę. Ir dabar klausimas, o tai kaip tai atsiliepia įmonių pelnui? Tai kol kas 23 metais visų įmonių pelnas padidėjo nuo 10,8 milijardo iki 10,9 milijardo. Tiksliai, jeigu suskaičiavus, pelnas įmonių padidėjo 80 milijonų eurų, dar jis nemažėjo, lyginant 23 su 22. Tačiau santykis tarp darbo užmokesčio augimo ir darbo užmokesčio santykis su pelno augimu, tai yra 40 kartų. Kitaip sakant, darbo užmokestis augo 40 kartų greičiau negu įmonių pelnas. Ir norėčiau aš jūs nudžiuginti, bet neturiu pagrindo, jokio pagrindo nėra. Ir mes jau galim 24 metų jums prognozę pasakyti. Ir net ne šiaip pasakyti ją dėl to, kad manome, bet rodo faktai. Aš sugrįšiu dabar į darbo užmokesčio tendencijas ir mes jau matome, kad kiekvieną mėnesį 24 metais, lyginant su 23 metais, turime jau duomenis už 9 mėnesius. Mes matome, kad augimas siekia apie 250 milijonų eurų kiekvieną mėnesį. Jeigu 23 su 22 žiūrim, taip augo, 24 taip augo. Tai reiškia, kad darbo užmokesčio augimas pamėnesiui išlaiko tą patį tempą kaip ir pernai metais. Ir jeigu mes kalbame apie šiuo metu esančią 24 metų darbo užmokesčio fondo augimo tendenciją, tai yra plus 11,6 procentų, čia nuo metų pradžios. Ir jau čia nėra jokių šansų, kad jisai sumažės iki 5-6 procentų. Ir tik tai 10-11 procentų respondentų mūsų tyrimuose atsakė į klausimą pačioj metų pradžioje, vidury metų, kad darbo užmokestis augs daugiau negu 10 procentų. Ir negana to, mes jums galim parodyti ne tik faktą 9 mėnesių, kaip darbo užmokestis atrodo už 10 mėnesių, mes turime ir prognozę, kurios tikslumas 98-99 procentai. Čia yra darbo užmokesčio prognozė 12 mėnesių į priekį pamėnesiui. 75 kvantilės, 25 kvantilės, medianos. Tai reiškia, kad jeigu šiuo metu darbo užmokestis siekia 9 mėnesį 1973, tai mūsų prognozavimo duomenų modeliai rodo, kad kitų metų rugsėjai visoje Lietuvoje darbo užmokesčio vidurkis bus 2131 euras. Be abejo, šitą prognozę persiskaičia kiekvieną mėnesį, bet ar geriau naudoti tokią prognozę, ar geriau vadovautis nuojauta, jūs jau turit nuspręsti, kas yra geriau vadovautis ar duomenimis, ar nuojauta. Tai dabar kokia žinutė tada pirma ir pati turbūt svarbiausia ir jinai galbūt labiausiai gąsdinanti, bet taip yra. Mes jau žinome, kad 10 procentų darbo užmokesčio fondas toliau
auga de facto 24 metais. Tai reiškia, kad iš 21,3 milijardo čia padidės darbo užmokesčio suma minimum iki 23 milijardų, greičiausiai, kad tai bus 24 milijardai eurų. Ir dar viena žinutė jums, kad greičiausia tas augimas darbo užmokesčio bus jau pelno sąskaita. Ir mūsų prognozija yra, kad e, pelnas 24 metais tikrai daugelį sektorių turi mažėjimo tendenciją. Dabar pagrįsime, kodėl. Jeigu mes nukeliaujam, pavyzdžiui, į pardavimų tendencijas, tai mes matome, kad jeigu mes susidedam, pavyzdžiui, 23 metus, tai 23 metais stabilų buvo -2 procentai, jeigu žiūrime 22 metus, tai augimas siekė 22 procentus. Tai buvo aukso amžius, kai visi kėlė kainas, gamintojai kėlė kainas, vyko kainų vakarėlis. Dabar ką mes matome, jeigu mes žiūrime 23, 24 ir 20, paimsim čia 5 metų istoriją, tai matosi, kad tas augimas baigėsi, linksmybių kalneliai baigėsi ir jeigu mes žiūrime 24 metų augimą, tai 24 metų augimas už 9 mėnesius siekia 1 procentą pardavimų. Kitaip sakant, visi prekybininkai pernai metais per 9 mėnesius suprekiavo 43,9 milijardo, šiais metais 44,3 milijardo. Taip, augimas milijonais įspūdingas, 436 milijonai eurų. Tik tai klausimas, kad šitą augimą turime pasidalinti ant 25 tūkstančių įmonių Lietuvoje, kurios užsiema prekybą. Ir jeigu mes norim pasižiūrėti, pavyzdžiui, tik tai labai skirtingai, didmeninė prekyba iš vis turi 0 plus 81 milijonas, reiškia, mažmeninė prekyba šiek tiek dar turi augimą, 4 procentus, bet jinai irgi artėja prie ir netgi lėtėja, vadinkim taip. Tai jeigu visa prekyba auga 1 procentą, o darbo užmokesčio sąnaudos auga 10 procentų, tai kokia tikimybė, kad įmonė sugebės padidinti maržą tiek daug, kad sugebėtų sukompensuoti darbo užmokesčio augimą. Tai tas pats yra su gamyba. Galiu parodyti gamybos, irgi turime duomenis detaliai pamėnesiui. Tai atkreipkite dėmesį, visa gamyba už 10 turim mėnesių duomenis, šiais metais auga 3 procentus, jeigu jau visiškai tik gamyba absoliučiai paėmus, tai 4 procentus, lyginant su pernai metais. Ir vėlgi čia tas didžiausi šuoliai 21, 22 jau yra pasibaigę ir realiai su kuo mes susiduriam. Mes susiduriam, kad gamybos ir prekybos sąnaudos auga 10 procentų, o pardavimai auga tik tai 1-2 procentus arba iš vis 0. Ir dabar pažiūrėkime dar vieną labai svarbų rodiklį, kuris parodo, pasaulis dažnai naudojamas, Lietuvoje labai retai naudojamas, manau, kad visiškai be reikalo ir vis anksčiau, daugiau ar mažiau, bet pradės įmonės tą rodiklį naudoti. Tai yra pelno santykis su darbo užmokesčio suma. Tai reiškia, kad šitas santykis yra labai aiškiai parodo, kaip dalinamasi sukurtą vertę tarp akcininkų ir darbuotojų. Tai jeigu šiuo atveju paimkime taip, 21,3 milijardo eurų darbo užmokesčio suma, o 10,9 milijardo yra pelnas. Tai pelną padaliname iš darbo užmokesčio sumos ir mes gauname principas 51 procentas, tai reiškia taip, 100 eurų darbuotojai, 51 euras akcininkui, 1 000 eurų darbuotojams, 510 tūkstančių akcininkam, 100 milijonų darbuotojams ir atvirkščiai, ir taip toliau. Tai reiškia, kad santykinis rodiklis labai gerai parodo, kaip dalinamasis pelnas ir darbo užmokesčio, kiek pelnas sudaro nuo darbo užmokesčio sumos. Tai kas akivaizdžiai matosi jau per 23 metus ir dar labiau pasimatys 24 metais. Labai neadekvačiai užkilo 21-22 metais, labai greitai užkilo pelnas, darbo užmokestis augo žymiai lėčiau negu pelnas ir pasiekė, jeigu nevertinant 2007 metų, kur buvo visiškai neadekvatu, tai jeigu mes imtume nuo 2010 metų iki 2023 metų laikotarpį, tai mes matome, kad
pelnas 2010 metais, analizuokim dabar 13 metų, atmeskime krizės laikotarpius, kur buvo labai dideliai bangavimai, kas jau dirba daugiau negu 15 metų versle, galbūt galite analizuoti ir 20 metų, bet panagrinėkime 13 metų tendencijas. Tai ką mes matome akivaizdžiai? Pelnas nuo darbo užmokesčio sumos pasiekė rekordinės aukštumas, tai 60 eurų akcininkam, 100 eurų darbuotojams, 60 eurų akcininkam. Ir e, sąnaudos iš paskos dabar pradėjo stipriai vytis ir vejasi ir didėja jau perkamoji galia būtent ir darbuotojų. Ir įmonės, kurios užmygo ant laurų ir galvojo, kad čia visada taip tęsis ir kad bus labai labai paprasta. Didinam kainas ir užsidirbam pelnus ir čia labai bus, reiškia, čia viskas gerai. Tai nieko gerai nebus, grįžinėja rinka į savo vietas. Jeigu mes žiūrėtume 20 metų tendenciją, tai ilgalaikė 20 metų tendencija pelno santykis su darbo užmokesčio suma yra 40 procentų. Ką tai reiškia verslininkam? Tai reiškia, nenoriu būti blogas pranašas, bet tai reiškia, kad greičiausiai 24 metais, dar nieks nežino, nes mes dar nepabaigėm 24 metų, bet labai didelė tikimybė, kad pabaigsime su darbo užmokesčio fondu ties 24 milijardais eurų, o pelnas jau bus nebe 10 milijardų, bet galbūt tik tai 9 milijardai. Ir tai reiškia, kad darbo užmokesčio santykis su pelnu sugrįž į normales istorinės ribas, kas yra 40 procentų. Kitaip sakant, 24 milijardai padauginus iš 40 procentų, tai yra 9,6 milijardo. Tai reiškia, kad maždaug milijardų eurų mūsų prognozė šiandien dienai, kad maždaug milijardų eurų pelnas lyginant 24 metais mažės lyginant su 23 metais ir sudarys 24 metų pabaigoje, mes tą suprasime, po metų laiko mes žinosime, ar mūsų šita prognozija pasiteisino, bet visi duomenys rodo tokią tendenciją tiek darbo užmokesčio augimo, tiek pardavimų stagnavimo, rodo tokią dinamiką. Dabar šiek tiek iš karto šitame galim pažiūrėti, aišku, jeigu turit klausimų ir savo sektoriai, kurie įdomus, tai užduokit čiate, mes iš karto pasidalinsime ir panagrinėsime tuos sektorius, kurie jūs domina, bet didžiosius sektorius panagrinėsime iš karto. Jeigu mes paimam apdirbamoji gamyba, tai čia dirba 200 tūkstančių darbuotojų, yra pats didžiausias sektorius pagal darbuotojų kiekį, 9182 įmonės. Ir mes matome, kad jau pelno santykis su darbo užmokesčio suma jau sugrįžo, jau 23 metais sugrįžo į 40 procentų santykį, bet jis vis dar yra istorinėse aukštumose. Ir į ką noriu atkreipti dėmesį, kad jeigu mes pakeičiam pardavimo pajamos per darbuotoją ir pakeičiam čia į rodiklį pelnas prieš apmokestinimą per darbuotoją, tai atkreipkite dėmesį, kad visa gamyba nuėjo labai labai klaidingų kelių. Realiai nuėjo, norim daugiau parduoti, reikia prisimti daugiau darbuotojų. Visiškai neteisingas kelias. Lietuvos apdirbamosios gamybos efektyvumas yra tragiškas, tiesiog tragiškas. Jeigu mes lygintume su pasauliniais, su Europos rodikliais, yra ir Lietuvoje labai gerų įmonių, bet pardavimo pajamos per darbuotoją, jeigu paimi ten Europos arba Vokietijos ten duomenis, tai ten siekia ir 500 000 eurų, ir 600 000 eurų pardavimo pajamos per darbuotoją. Tuo tarpu Lietuvoje yra 134 000 eurų pardavimo pajamos per darbuotoją. Tai reiškia, kad 12 mėnesių, tai čia 11-12 tūkstančių eurų pardavimo pajamos per darbuotoją. Tai mūsų gamybos efektyvumas arba našumas ar produktyvumas, kaip norim, galim kalbėti, rodiklius visi skirtingai vadinam, bet apyvarta arba pardavimo pajamos per darbuotoją yra tiesiog labai žemam lygiai. Ir jos visada buvo žemam lygiai ir šiandien dienai, kai aš girdžiu, kad gamybos, nežinau, įmonė sako, suraskim pigių žmonių, kad būtų po 6 eurus už darbo valandą dirbtų. Pamirškite, taip nebebus.
Va čia aš pardavimo pajamos per darbuotoją rodau, galiu parodyti, kaip atrodo darbo užmokestis per sąlyginį darbuotoją, tai yra perskaičiuota. Darbo užmokestis per sąlyginį darbuotoją per metus čia nuo 5 000 eurų padidėjo iki 23 000 eurų gamyboje. Nebebus, neturėkit jokių iliuzijų, kad ateis darbuotojai dirbti pas jūs už 15 000 eurų per metus. Nu, nebebus, taip nėra, niekaip rinka to nerodo. Bedarbystė žemiausiame lygyje, reiškia, ir darbuotojų kiekis yra rekordinėse aukštumose. Tai visiškai yra darbuotojų rinka šiuo metu. Dabar pažiūrėkime didmeninę mažmeninę prekybą ir čia paimkime atskirai didmeną ir paimkime tuos pačius rodiklius. Tai yra visas darbo užmokesčio arba pardavimo pajamos per darbuotoją ir pelnas per darbuotoją. Taip, čia pardavimo pajamos per darbuotoją turiu, o čia paimkime dabar pelnas per darbuotoją. Tai reiškia, kad mes turime didmeniniai prekyboje pokytį nuo 128 iki pusės milijono. Vat ką padarė didmeninė prekyba ir labai stipriai akivaizdžiai tai matosi, tai padidino efektyvumą daugiau nei 4 kartus padidino pardavimo pajamas per darbuotoją, startuojant nuo 2004 iki 2023. Tai ir tada jau, kai turime 500 000, atsiminam, kad gamyboje yra tik 130 000. Tuo tarpu prekybininkai sugeba 500 000 eurų padaryti vienam darbuotojui apyvartą. Ir pelnas tada per darbuotoją yra 22 000 eurų. Ir jeigu mes pažiūrėtume dabar, pavyzdžiui, kaip atrodo didmeniniai prekyboje darbo užmokestis per darbuotoją ir kaip atrodo pelnas per darbuotoją, ne? Va šituos du rodiklius. Tai mes matome, kad darbo užmokestis pasiekia 28 000 eurų, o pelnas per darbuotoją pasiekia 22 000 eurų. Taip, jisai pradeda vėl mažėti, nes jau jisai buvo labai rekordinėse aukštumose. Kodėl? Dėl to, kad pelno santykis su darbo užmokesčio suma buvo iš vis nerealiose aukštumose. 101%. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad 2022 metais akcininkai nuo vieno darbuotojo uždirbo daugiau pelno, negu darbo užmokestis kainavo vieno darbuotojo. Ir tai yra visiškai netvaru ir tai buvo kainų vakarėlis. Ir šiandien dienai grįžinėja viskas į normalias vėžes ir greičiausiai jisai dar kris žemyn ir kris iki 70-60%, kas yra visiškai sveikas normalus rodiklis ilgalaikėje perspektyvoje. Kaip atrodo mažmeninė prekyba? Mažmeninė prekyba su vidutiniu darbo užmokesčiu nuo, reiškia, 4 000 eurų 2004 metais ir 23% pelno su darbo užmokesčio suma padidėjo šiandien dienai iki 19 000 eurų per sąlyginį darbuotoją, tai yra perskaičiuota per full-time employee, ir jau keli metai iš eilės, kai tas darbo užmokesčio santykis pelno santykis su darbo užmokesčio suma mažėja. Jau retailė jau grįžinėja į savo, reiškia, normales ribas, reiškia, pelno santykis su darbo užmokesčio suma. Ir jeigu mes pažiūrėtume efektyvumą, tai pelnas per darbuotoją padidėjo nuo 4 000 eurų 2004 ir 907 eurų pelnas per darbuotoją iki 19 000 eurų darbo užmokesčio ir 7 000 eurų pelnas per darbuotoją. Tai va čia jums atramos taškai. Jeigu jūs turite geresnius rodiklius, mažmeninės prekybos pirmą kartą mažmeninė prekyba Lietuvoje pasiekė tokį vadinamą break-eveną, lūžio tašką. Bendrai pardavimo pajamos per darbuotoją pasiekė 200 000 eurų. Bet tai yra labai žemas rodiklis. Labai žemas rodiklis. Netgi maiste, jeigu paimtume, pavyzdžiui, Lidlo rodiklis yra 300 000 eurų pardavimo pajamos per darbuotoją. Yra mažmenininkų, kurie daro ir 350 000 eurų pardavimo pajamas per darbuotoją. Ir čia, aišku, priklauso labai nuo sektoriaus, bet daugiau kaip pusė bendrovių iš tų 10 000 net 100 000 nesiekia. Detaliai yra duomenys. Galim paimti labai greitai Business Efficiency appsą. Tai reiškia, kad mes turime dar vieną appsą, kuriame yra 132 milijardai apyvarta
pasiverčiam atviri duomenys pagal įmonę, pasiėmam didmeninę mažmeninę prekybą, pasiverčiam sektorių mažmeninė prekyba ir pažiūrėkime pagal įmonės pavadinimą. 16 milijardų mažmenininkų ir norim pažiūrėti jų visų reitingus. Prašau, čia yra iš viso mes turime mažmenininkų Lietuvoje 1549 įmonės, kurios, reiškia, užsiema mažmeninę prekybą ir padaro 16 milijardų eurų apyvartą. Ketvirtadalis šitų įmonių turi 83 tūkstančių eurų pardavimo pajamas per darbuotoją ir 80 eurų per metus pelną per darbuotoją. Labai stipru. Ir jie krito minus 7,3. Ketvirtadalis įmonių 23 metais atrodė taip. Pelningumas siekia 0,1%, 907 eurai darbo užmokestis bruto pabrėžiu ir 4,7 nuosavybės grąža ir 1,5% turto grąža. Tai jeigu dar šitos įmonės nebankrutavo, tai greičiausia čia yra laiko klausimas. Nu, aš neįsivaizduoju, kokie verslo modeliai turi čia būti, kas turi laikyti akcininkus, kad užsimti tokią veiklą ir kas turi laikyti darbuotojus, kad jie dirbtų už 900 eurų bruto atlygį. Ir tokių įmonių ketvirtadalis Lietuvoje yra. Iš 1,5 mažmenininkų, realiai tai gaunasi apie 350 mažmenininkų, nesiekia tokių rezultatų. Jų rezultatai yra žemesni negu šitie. Tai čia yra pabaigos, kaip ten sako, pabaigos pradžia. Mediana. Čia irgi yra vargo vakarienė. 3000 eurų pelnas per darbuotoją, 134 tūkstančiai pardavimo pajamos per darbuotoją, 3,9 pardavimo pajamos per darbuotoją, atsiprašau, augimas, bet atlyginimas yra 1200 eurų. Tai reiškia ką? Šitos įmonės, mažmeninės prekybos pusė įmonių iš 1500 įmonių pasiekė pelną darbuotojų sąskaitą. Nes jeigu šitos įmonės mokėjo 1200 eurų vidutinį darbo užmokestį, tai reiškia, kad per 10 mėnesių 12 tūkstančių ir dar daugiau. Tai 15 tūkstančių eurų mokėjo darbo užmokestį per metus. Tai tik tai darbuotojų sąskaita, tik pigios darbo jėgos sąskaita šitos įmonės uždirbo pelną. Nes jeigu šitos įmonės mokėję būtų 1630 eurų atlygį, o tai reiškia, kad yra apie 19 tūkstančių eurų per metus, tai čia būtų ne plus 3 tūkstančiai, o minus ten 4 tūkstančiai eurų nuostolis. Tai kitaip sakant, šitų įmonių išgyvenimas yra tiesiogiai priklauso nuo vieno vienintelio dalyko, nuo darbuotojų pasirinkimo dirbti už neįtikėtinai mažą atlyginimą, kuris yra, tiesiog bruto atlygis 1200 eurų, tai čia, nežinau, kiek yra minus 500 eurų mokesčiai, tai čia yra 800 ar 700 eurų rankas. Tai šita grąža gal nėra bloga, bet jinai tik dėl to yra, kad pigiai dar žmonės sutinka darbuotis. Ir yra lyderiai. 25 procentai Lietuvoje įmonių iš mažmeninės prekybos pasiekia tokius rezultatus. 14,7 procento augo, 244 tūkstančiai eurų pardavimo pajamos per darbuotoją, 11 tūkstančių pelnas per darbuotoją, 6,7 pelningumas, 1600 eurų 30 atlygis, 32 procentai nuosavybės grąža, 15 procentų turto grąža. Čia yra lyderiai ir visus juos čia galite lengvai susirasti ir susižiūrėti. Iki pat detaliausio ten sektoriaus, ta prasme, čia aš tiesiog neužteks laiko detaliai nagrinėti konkrečius sektorius. Tai dabar grįžtam arba gal dar parodysiu dar vieną pjūvį iš čia. Jeigu mes dabar paimam absoliučiai 17 tūkstančių įmonių Lietuvos, tai atkreipkite dėmesį, koks yra skirtumas, čia yra viso 17 tūkstančių su viršum įmonių. 17 544 įmonės su 132 milijardais eurų apyvarta ir su 8,8 milijardo pelnu. Tai reiškia, kad ketvirtadalis įmonių Lietuvoje bendrai visam versle turėjo minus 12 procentų, 7 tūkstančių eurų pardavimo pajamos per darbuotoją. Tai reiškia, kad apie 5 tūkstančius eurų pardavimo pajamos per mėnesį, kas yra absoliučiai, tiesiog neįtikėtinai mažai. Pelnas per darbuotoją šitose įmonėse
dirba visą dieną darbuotojas ir galų gale akcininkui lieka 1 euras nuo darbuotojo per dieną. 200 dienų, 238 eurai pelnas per metus. Stipru. 0,3 pelningumas. 971 euras atlygis. 4 procentai nuosavybės graža, 1,3 turto graža. Tai šitų įmonių mūsų manimų tiesiog neliks. Čia taip neįmanoma. Arba darbuotojai išeis, arba akcininkai išeis iš to verslo, nes jos susijungs, parsiduos, bankrutuos, bet jų tiesiog neliks. Vidurkis toksai ir aš visada kviečiu jūs nagrinėti top 25 procentus geriausių. Aišku, jums reikėtų atsifiltruoti savo sektorių, bet jeigu jūs norite būti bent jau tarp 25 procentų geriausių, tai va čia jums yra rodikliai. 21 procentas augimas, 300 tūkstančių pardavimo pajamos, 16 tūkstančių pelnas, 9,7 pelningumas, 2 tūkstančiai atlygis, 39 nuosavybės graža, 18 procentų turto graža. Be abejo, susirinkit savo konkurentus, ne? Pasiėmėt veiklą, pasiėmėt pavyzdžiui. Ir nesvarbu, kas tai būtų. Pavyzdžiui, ar tai būtų, sakykime, imkim kokią nors apdirbamoji gamyba, pasirinkote baldų gamybą, kaip pavyzdį, ne? Paimsime baldų gamybą ir norim pagal įmonę pamatyti. Prašau, baldų gamyboje yra 211 įmonių. Ir iš tų 211 čia yra tie, kurie tikrai jiems yra labai labai ne kažką. Mediana tai yra per viduriuką esančios įmonės, o čia yra įmonės, kurios, bet irgi, netgi 25 procentai baldų gamybo įmonių, labai neefektyvios. Nes 8-9 tūkstančiai pardavimo pajamos per darbuotoją, tai yra tragiškai mažai. Jeigu paimtume pačias geriausias pagal efektyvumą, pagal pardavimo pajamos darbuotojai, paimsiu top 20 ten lyderių. 220 tūkstančių, 207 tūkstančių yra vidurkis. Va čia yra lyderiai. Čia praktiškai visos įmonės, kurios lyderiauja ir pačios geriausios turi 220 tūkstančių eurų pardavimo pajamas darbuotojai baldų gamybai ir 16 tūkstančių eurų pelną darbuotojai. Tai grįžtam dabar prie efektyvumo rodiklių globalių ir žiūrint apibendrintai pelno ir darbo užmokesčio santykį, dar kartą noriu užakcentuoti, kad jeigu mes žiūrime darbo užmokesčio fondą, taip, grįžtu prie reziume ir žiūrime šitoj vietoj darbo ir pelną prieš apmokestinimą, toj surasime absoliučią sumą. Tai nepriklausomai nuo sektoriaus, skirtingose sektoriuose skirtingai, bet tendencija yra labai netinkama, sakykime taip, akcininkam bus tikrai susikalbėti su akcininkais bus labai labai sunku, dėl to, kad darbo užmokestis auga plus 3 milijardai eurų jau šiais metais, o pelnas greičiausiai mažės ir mažės maždaug milijardų eurų lyginant su prieš tai buvusiais metais. Ir tai gali būti dar, kad šita prognozė yra labai labai optimistinė, nes klausimas, jeigu 3 milijardai paauga darbo užmokesčio fondas, tai klausimas, o tai iš kur paimti tuos pinigus, jeigu pardavimai neauga? Tai jeigu pardavimai neauga, pesimistiškiausia prognozė, kad pelnas nukris iki 8 milijardų eurų, bet manau, kad nebus taip, greičiausia bus kažkur per viduriuką, tai 8-9 milijardai, labiau gal 9 milijardai, tarp 9 ir 10 milijardų išliks turbūt pelnas, minus milijardą akcininkai neteks, bet darbuotojai 3 milijardus garantuotai pasims 24 metais. Ir tada keliaujame toliau į kapitalo analizės jau langą, kuriame jūs galite su akcininkais kalbėtis, jeigu jūs esat samdomi vadovai, CFO esate, tai ir reikia jums kalbėti su akcininkais. Tai čia yra puikiausias rodiklių langas, kuriame viskas yra akivaizdu, kad jeigu mes kalbame apie nuosavą kapitalą, tai akcininkai išgyvena absoliučiai aukso amžių. 3 metai iš eilės nuosavybė Lietuvos versle siekia apie 15 procentų. 15-14,3. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad nuosavas kapitalas realiai su 15 procentų nuosavo kapitalo graža padvigubėtų per 6 metus. Ir mes žinom ir pasaulyje ir visur, kad virš 10 procentų nuosavas kapitalas, tai nuosavo kapitalo graža jau yra gerai. Ir šiuo metu jinai yra 14-15 procentų.
Ir jeigu mes paimame tam tikras sektorius, pavyzdžiui, kaip apdirbamoji gamyba, nu tai čia buvo kosmos. Apdirbamoji gamyba užsikėlė kainas 22 metais, algų nepakėlė ir turėjo 18% nuosavybės gražą. Ar tai yra tvaru? Akivaizdžiai ne. Neįmanoma sudirbti ilgalaikę prasme, nu tai čia konkurencija visus šitos dalykus sutvarko. Taip, yra įmonių, kurios dirba ilgą laiką su 20% nuosavybės graža, bet jos tada jau yra labai labai efektyvios ir labai gerai valdo turtą, atsargas, skolas ir taip toliau. Bet bendra tendencija yra jau kokia, kad jau apdirbamojo gamyboje nuosavybės graža jau 23 metais sumažėjo iki 13%. Kaip atrodo, pavyzdžiui, visi prekybininkai? Tai prekyba labai skirtingai atrodo, mes paimkime pirmiausia didmeną. Didmenos nuosavybės graža siekia, reiškia, 22 metais 20,6%. Nu tai praktiškai vos ne kaip prieš kriziniais laikais, reiškia, kur iš vis 25% buvo nuosavybės graža, kur į kairę į dešinę visi dalino kreditus ir žinom, kuo visą tai baigėsi. Tai, nu, čia yra gerai, kad vieną kartą užsidirbo akcininkai, bet žinutė yra kokia. Reikia rodyti šitos grafikus, reikia rodyti 20 metų tendencijas ir susitarti su akcininkais, tai kas yra gera nuosavybės graža. Aš suprantu lūkestį akcininkų, kad noras išlaikyti 20% nuosavybės gražą ar didesnę, kad pelnas neturėtų mažėti, bet nu, proporcijos vis tiek rinka sutvarko rinka turi savo taisyklės. Netgi Maxima didžiausia būdama darbdavė su 11 tūkstančių darbuotojų užima mažiau negu 1% visos Lietuvos rinkos. Todėl jūs nieko nepadiktuosit, jog nebent esat įmonė su 1000 darbuotojų, miestelėje, kuriame yra 3000 darbininkų arba darbuotojų. Tai tada taip, nes kas trečias darbuotojas dirba pas jūs. Bet jeigu jūs užimat 1% ar 2 ar 3 ar 5% rinkos, jūs nieko nepadiktuosit ir rinka padiktuos jums sąlygas. Todėl klausimas toksai, kad jeigu mes jau matome šitą tendenciją, žinom ilgalaikius tikslus, galim kalbėti su akcininkais, fine, užsidirbom pelno, bet dabar yra, nu, sąlygos yra tokios, darbuotojų rinka ir rinka kaitaliojasi. Kažkada darbuotojai užsidirbo didesnę dalį, kažkada akcininkai. Susitarkit, jūsų atveju susitarkit, kas yra jūsų įmonėje geras pelno ir darbo užmokesčio santykio dalinimasis. Ir tada, ar jūs dirbat mažmeninėje prekybai? Tas pats, mažmeninės prekybos nuosavybės graža siekia 16%, dabar jau tik tai 10%. Ir vis dar jinai labai labai yra gera graža. 10% nuosavybės graža yra gera. Bet mes žinom įmonių, kurios nuosavybės gražos turi. Bet aš jums paimsiu pavyzdį. Paimam dabar visas mažmeninės prekybos įmonės ir aš jums parodysiu maisto prekybininkus didžiausius, kaip jie vargsta, koks yra jų mažas pelningumas. Paimam didmeninę mažmeninę prekybą, pasirinkim mažmeninę prekybą, mažmeninę prekybą pasiemam maistu 6 milijardai eurų ir dabar paimkime galbūt tik tai stambes įmonės ir pažiūrėkime tik tai verslo lyderių, reiškia, paimkime top 5 verslo lyderius ir pažiūrėkime, kaip jiem čia sudėtinga gyventi ir kokia jų yra maža nuosavybės graža. 2023 metai. Nuosavybės graža. 27,7%. Tai yra praktiškai, Maxima, 36%. Tai reiškia, per 3 metus nuosavybė dvigubėja. Ir čia yra iš 6 milijardų eurų šitos 5 kompanijos padaro 5 milijardus eurų apyvartos. Ir tada matosi visi rodikliai, kas turi didžiausią efektyvumą ir kas turi kokį pelnas per darbuotoją. Ir jeigu jūs tikrai gerai darbuojatės, tai visi jūsų rodikliai turi būti žali. Ir rinką paimat, ir pardavimo pajamos yra aukščiau negu rinkoje, ir pelnas per darbuotoją aukščiau negu rinka, ir pelningumas geras, ir atlygis geras darbuotojams, ir nuosavybės graža gera, ir turto graža, ir rinkos dalį paimėt. Kas paimė rinkos dalį? Prašau, 1,4% Lidl Lietuva. Kas ją prarado? Lygiai taip pat matosi. Vieši duomenys, imkite, naudokitės, nemokamai paruošta. Tai čia yra mūsų rekomendacija, čia mūsų dovana Lietuvos verslui ir mes laikomės tos savo misijos, kad didinam Lietuvos duomenų raštingumą. Ir jeigu pažiūrėtume, pavyzdžiui, dar kas mane nustebino keletą sektorių, tai pavyzdžiui, statyba. Statybos sektorius, pavyzdžiui, pasiekė 23 metais 18,2% nuosavybės gražą. Kosmosas. Čia yra, ar jinai taip ilgai tęsis? Nu, netikiu. Paaiškinsiu kodėl. Todėl, kad jeigu mes grįžtam prie efektyvumo, kiek yra pardavimo pajamos per darbuotoją
ir koks yra, reiškia, pelnas per darbuotoją. Toj surasime pelnas per darbuotoją. Tai mes matome, kad statybose kol kas yra pardavimo pajamos per darbuotoją 119 tūkstančių eurų, pelnas 9 tūkstančiai. Tai efektyvumas vienam statybininkui pardavimo pajamų prasme per darbuotoją nu, tikrai labai labai žemas. Ir jeigu jūs norit paimti efektyviausias įmonės, pavyzdžiui, to reiškia statybos sektoriui, tai jūs suprasite, kad pavyzdžiui, statybos sektoriui efektyviausios įmonės turi, paėmiau statybos sektorių, paėmiau tik stambes įmonės ir paėmiau top geriausiai dirbančias įmonės pagal efektyvumą. Prašau, va čia jums yra top 10 efektyviausių įmonių Lietuvoje statybininkų didžiausių. 266 tūkstančiai eurų pardavimo pajamos per darbuotoją, 16 tūkstančių eurų pelnas per darbuotoją, 25% nuosavybės grąža. Kosmosas, per 4 metus nuosavybė dvigubėja. Bet ir atlyginimai 2,5 tūkstančio, 2600. Kam čia yra problema prie tokios gražos ir prie tokių efektyvumų ir prie tokių pelnų? Niekam nėra problemos. Problema yra kur? Jeigu mes paimam tuos pačius statybininkus visus ir pažiūrėkime nuo apačios. Vat, nuo apačios čia yra statybininkai, kurie turi prasčiausią efektyvumą. 8 tūkstančiai eurų pardavimo pajamos per darbuotoją, minus 900 eurų arba 1000 eurų pelnas. Ir čia jau yra tada, jau yra tikrai ką tobulinti. Tai grįžtant prie kapitalo analizės, dar noriu parodyti vieną labai svarbų rodiklį, kuris yra bereikalo nuvertintas, tai yra atsargos arba nepakankamai įvertintas, tai yra atsargos ir GMROI. Tai reiškia, kad GMROI rodiklis yra, kiek vienas euras investuotas į atsargą sukūrė bendrojo pelno arba pridėtinės vertės. Kitaip sakant, visoje Lietuvoje yra 17 milijardų naudojama atsargų ir šiuose įmonėse yra sukurta realiai 34 milijardai pridėtinės vertės. Reikia sektoriai žiūrėti, paimam pavyzdžiui prekybininkus ir pažiūrėkime, kaip tai atrodo didmeniniai prekybai. 115%. Nu čia yra tragedija, tiesiog tragedija. Ta prasme, 1 euras investuojamas į atsargas tam, kad sukurti 1 eurą pridėtinės vertės. Geriausi pasauliniai rodikliai yra 200, 300, 400%. Didmeninės prekybos įmonės turi 30, 40, 50% per daug atsargų tam rezultatui pasiekti. Mažmeninė prekyba. Šiek tiek geriau, 160% GMROI. Ką tai reiškia? 1 euras investuotas į atsargas sukuria 1,6 euro pridėtinės vertės per metus. Mūsų klientai, kurie Stock Pro naudoja, pasiekia 200, 250, 280, 300%. Tai reiškia, kad su 1 euru investuotų į atsargas įmonė sugeba sukurti dvigubai daugiau vertės negu bendrai Lietuvos vidurkis. Tai čia visoji mažmeninė prekyba yra išaldyta 2,5 milijardo eurų atsargų. Nu minimum čia 0,5 milijardo reikia atsargų išlaisvinti. Ir nereikia jums jokių sandėlių, jokių užstatytų praėjimų, jokių ten apyvartinės lėšas galite atsilaisvinti, mokėti galite dividendus, mokėti galite iš anksto už geresnės sąlygas. Tiesiog yra apyvartumas ir GMROI Lietuvos bendrai viso verslo yra tiesiog, neįtikėtinai žemas. Neįtikėtinai žemas lyginant su pasauliniais rodikliais. Tai tiesiog gal pabaigai kviečiu, gal tada pereisiu dar prieš, jeigu turėsime klausimų, pereisiu dar tada greitai arba gal grįžkime tada gerai į atvirus duomenis ir ar turim klausimų, ar čia yra kažkokių sektorių, kuriuos norėtų, kad pažiūrėtume. Taip, yra prašymas pateikti įžvalgų apie Marijampolės regiono gamybos sektorių. Gerai, tai čia tada pirmiausia tada pažiūrėkime, kas dedasi su Marijampolės tada atlyginimais ir tada pažiūrėsime, kas dedasi su Marijampolės savivaldybės verslu. Marijampolės savivaldybė, 23 metai, čia stambės įmonės gal pridėkime, kad dar būtų ir vidutinių, ir smulkių, mikro tik tai neimsime. Ir taip, Marijampolėje turime 1,2 milijardo eurų pardavimo pajamos, 158 milijonai pelnas. Čia tokia imtis, čia yra 177 įmonės.
kas yra Marijampolės absoliutus lyderiai bendrai va, iš šitų 177 įmonių. Va, tai yra čia top 10 paimsiu įmonių, kurios šitos įmonės turi 320 tūkstančių pardavimo pajamas per darbuotoją, 116 tūkstančių pelną per darbuotoją, 1800 labai žemą atlygį Lietuvos kontekste ir turime 83 procentų nuosavybės gražą. Ką galima pasakyti bendrai? Pelnas uždirbamas darbuotojų darbo užmokesčio, žemo darbo užmokesčio sąskaita. Jeigu žiūrėti bendrai, kas yra Marijampoliai mažiausiai efektyvūs, paimu top čia 10 įmonių, kurios tikrai turi prasčiausią reitingą. Pardavimo pajamos per darbuotoją PM9 tūkstančiai, 2300 nuostolis, 1194 eurai pardavimo reiškia užmokestis, minus 16 procentų nuosavybės grąža, akcininkai tiek prarado per metus. Tai yra labai labai didelių skirtumų. Jeigu žiūrėtume visus 177 įmonės, top 25 procentai įmonių yra, kurios pasiekia 109 tūkstančius pardavimo pajamas per darbuotoją, 16 tūkstančių pelną ir turi kem 1% nuosavybės gražą ir 1600 atlyginimą. Atlyginimai akivaizdžiai matosi visur yra žemi. Taip yra įmonių, kurios moka, yra 5 įmonės, kurios moka daugiau negu 3000 eurų. Nu ir dar kokia 10 įmonių, kurios moka turbūt daugiau, ir 20, kurios virš 2000 moka. Bet realiai visas pelningumas realiai pasiekiamas labai stipriai žemo darbo užmokesčio sąskaita. Tai čia kalbant iš efektyvumo ir iš darbo užmokesčio ir klausimas, kaip dalinasi Marijampoliai pelną su darbuotojais, ne? Tai pelno santykis su darbo užmokesčio suma visų šitų įmonių siekia 83,6 procento. Ką tai reiškia? Jeigu Lietuvos vidurkis PM1 procentas, tai Marijampolė pagal šitą rodiklį yra 83,6. Tai reiškia 100 eurų darbuotojams, 83 eurai akcininkam. Tai darbuotojai drąsiai gali pretenduoti mažiausiai ten į 10, 20, 30 procentų darbo užmokesčio kėlimą prie to paties pelno. Ir jeigu akcininkai šiuo metu turi 15 procentų turto gražą ir nuosavybės gražą 24 procentai, nu tikrai niekas neatsitiks, jeigu akcininkų graža sumažės iki, nežinau, nuosavybės graža iki 17, iki 18 procentų. Tai va, toks trumpas info apie visą Marijampolės savivaldybę. Ar turim dar klausimų? Taip, įdomu išgirsti apie paslaugų sektorių Vilniaus viešbučių. Tai čia reikėtų irgi tada, jeigu pagal savivaldybės eiti, tai tada imam iš karto tada aptarnavimo veikla. Taip, aptarnavimas arba greičiausia bus apgyvendinimo maitinimo veikla, viešbučiai. Ne, tuoj surasime, kur čia yra viešbučių ir panašių veikla ir tada, kiek išgirdau, Vilniaus savivaldybė, taip? Taip, tai čia mes turime įmonės, kuriuose pardavimo pajamos viešbučiuose ir aišku, čia yra visai kitas sektorius, ne, tai yra pardavimo pajamos labai žemos PM9 tūkstančiai, bet yra bent 15 įmonių, kurios viršė šitą vidurkį. Pelnas per darbuotoją 4000 eurų, bet yra įmonių, kurios turi bent 10 įmonių, kurios virš 10 tūkstančių pelną per darbuotojus turi. Ar yra kas moka daugiau negu 1400? Prašau, bent 13 įmonių. Ar yra, kurios turi nuosavybės gražą virš 10 procentų pilną? Ar yra, kurių turto graža daugiau nei 10 procentų? 12 įmonių. Tai reiškia, kad 106 milijonai pardavimo pajamos, 7,5 milijono pelnas, bet labai labai skirtingi efektyvumo rodikliai. Ketvirtadalis viešbučių turi 14 procentų augimą, kem 1000 eurų pardavimo pajamas, minus 2400 nuostolį, 1200 eurų atlygį, minus 6 procentai nuosavybės gražą patyrė, nuostolį patyrė savininkai. Tuo tarpu top 25 geriausi viešbučiai turi štai tokius rezultatus. 70 tūkstančių pardavimo pajamos per darbuotoją, 12 tūkstančių eurų pelnas per darbuotoją ir 1600 atlyginimas ir 3,8 procentai nuosavybės graža. Tas pats sektorius, ta pati savivaldybė, rezultatai patys kalba už save. Ar turim daugiau klausimų? Taip, turime prašymą panagrinėti bendrai transporto sektorių. Gerai. Taip, tai bus transporto sektorius, to mes čia tada pašalinsim visas savivaldybės. Sektorius yra tada transportas ir saugojimas. Paimkime gal čia stambes vidutinės įmonės, ne, kad būtų kažkoks masto daugiau palyginamoji bazė vienoda. Ir tada pažiūrėkime, kiek čia mes turim. 10,9 milijardo
apyvarta, 586 milijonai pelnas. Viso turime 394 įmonės ir top 25 procentai geriausių daro tokius rezultatus, turi fantastinę gražą 2000 eurų atlygį, 120 tūkstančių pardavimo pajamos ir 7 tūkstančiai beveik pelnas ir augimas 22 procentai. Turime ir kokių, o turime ir tokių. Jeigu paimame šitas įmonės prasčiausias pagal reitingą, minus 20 procentų kritimas, 7-3 tūkstančiai pardavimo pajamos, minus 4,5 tūkstančio nuostolis, 1200 eurų atlygis, minus 29 procentai nusavybės graža. Taip, kad yra labai labai nevienodas šitas sektorius ir taip, tais pačiais metais, tam pačiam sektoriui, bet vienos įmonės generavo pelną ir efektyviai dirbo, kitos labai labai buvo neefektyvios. Ar turim dar klausimų? Taip, turime prašymą panagrinėti Vilniaus nekilnojamo turto nuomos paslaugų sektorių. Gerai, Vilnius ir nekilnojamas turtas yra tokia veikla berots, ne? Yra tokia veikla, nekilnojamo turto operacijos, tai čia yra pagal įmonės iš viso turime 413 įmonių. Tai bendrai pelnas yra fantastinis, 8,8 tūkstančiai eurų, bet suprantam, kad čia yra labai daug turto reikalaujanti veikla, tai nuosavybės grąža yra tik 7,9 procento. Jeigu stambės vidutinės įmonės žiūrėti, tai turime tada čia tik 9 įmonės, kurios užsiema šitą veiklą. Tai vėlgi čia reikėtų turbūt labai detaliai žiūrėti, ar čia yra tikrai tie konkurentai tarpusavį yra, gali būti ne tai veiklai priskirti. Tai aš čia nedrįščiau jų tarpusavį lyginti, labiau kvieščiau naudotis šito nemokamą apsų ir susirinkti savo konkurentus. Ar turim dar klausimų? Taip, turim prašymą panagrinėti informacinių technologijų sektorių. Informacinė technologija yra toksai sektorius. Informacija ryšiai, stambios vidutinės, jeigu paimam, gerai dar ir paimsim ir smulkės, gal nes čia daug smulkių įmonių. 4,7 milijardo apyvarta, 628 milijonai pelnas. Bendras rodiklis 131 tūkstantis pardavimo pajamos per darbuotoją, 17 500 eurų pelnas per darbuotoją ir nuosavybės grąža yra fantastinė, 31 procentas. Ir čia jau yra nežemų atlyginimų sąskaita. Vidurkis atlygio siekia 3,5 tūkstančio eurų vidutinis atlygis. O geriausiose top 25 procentuose kompanijų matote 13 tūkstančių pelnas, 4195 darbo užmokestis ir netgi 54 procentai nuosavybės grąža. Tai netgi, aišku, čia reikėtų atkreipdėmėsi į 25 kvantilio įmonės, čia gal reiktų stambės palikti, gal smulkės nuimti, nes čia vėlgi reikėtų lyginti gal vienodo kalibro įmonės. Tai kas yra pačios geriausios šitoj top 10 geriausių? Prašau, top 10 geriausių. 260 tūkstančių, top 11. 201 tūkstantis pardavimo pajamos, 74 tūkstančiai pelnas per darbuotoją ir pelningumas atlygis 5 tūkstančiai eurų, nuosavybės grąža 63 procentai. Nu, kažkas iš nerealaus, ta prasme, nes tai yra greičiau padidėja nuosavybė, negu per 2 metus nuosavybė padvigubėja. Nu ir dar turėsim paskutiniam klausimui turbūt vieną dar. Ar Taip, turim dar? klausimą, kodėl vidutinio atlyginimo prognozėse 25 metų rugsėjų buvo nurodytas sumažėjimas. Kodėl 25 metų rugsėjai parodytas sumažėjimas? Geras klausimas. Žiūrėkit, tai yra duomenų modelis, tai prognozuoja ir greičiausia 5 metus iš eilės rugsėjai būdavo šioks toks sumažėjimas, dėl to jis ir yra prognozuojamas. Aišku, čia paklaidos yra, bet aš jums galiu parodyti paklaidos dydį. Žiūrėkit, 23 gruodį buvo, pavyzdžiui, 2008 eurai faktinis atlyginimas. Jau mes turim faktus 23 metų. Jeigu aš klikui nuimu 24-23, sakau, turim 20-21-22, suprognozuok pamėnesiųjų atlyginimus. Taip, su kažkokia paklaida, bet klikas prognozuoja 23 metų gruodžiui 2003 eurų atlyginimą. Bet mes tai jau žinome, kad 2023 metais atlygis buvo 2008 eurai. Tai reiškia, kad klikas prognozuoja su 5 eurų paklaida visus šitos 7 milijonus duomenų bent jau šitam mėnesiui. Tai aišku, kad ta prognozija gali keistis, gali būti, priklausomai nuo jūsų pasirinkimų, gali būti netokia tiksli, bet bendra tendencija, jeigu jūs analizuojat visus 7 milijonus duomenų, nu tikrai geriau mes sakom, vadovaukite šitą prognozę, negu iš viso nesivadovaukite. Tai yra
Tiesiog duomenų modelis, atrinktas geriausias duomenų modelis, kuris geriausiai prognozuoja iš šių būtent duomenų daro prognozę ir toks būtų atsakymas, kad tai yra matematinis modelis, kuris rodo tą prognozę. Tai aš pabaigai visiškai tada tik tai norėčiau nukeliauti į mūsų dovaną jums. Tai pirmiausia, kviečiame pasiskaityti mūsų klientų patirties istorijas. Ir mes jau turime sukūrę mokamų sprendimų ir Sales Pro, ir Stock Pro, ir Finance Pro, ir HR Pro. Galite ir pardavimus efektyvumą didinti, ir atsargų efektyvumą didinti, ir finansų valdymui, ir HR, ir transportui. Ir čia pridėjom kaip pavyzdį. Mūsų klientų, kurių daugiausiai iš tų 6 milijardų, mažmeninė prekybai, mūsų klientai padaro 3,1 milijardo, didmeniniai prekybai 1,8 milijardo, čia mūsų klientų apyvartos. Ir atkreipkite dėmesį, kad veiklos pelnas vienam darbuotojui mūsų klientų yra mažmeniniai prekyboje 10% didesnis negu rinkoje, didmeniniai prekyboje 12% didesnis negu rinkoje. Tai reiškia, akcininkai nuo vieno darbuotojo gauna 10% daugiau vertės tam rinkos segmente. O kaip yra su darbo užmokesčiu? Ar galbūt pelnas darbuotojams yra per darbuotoją uždirbamas darbuotojų sąskaita? Nieko panašaus. Vidutinis darbo užmokestis 10% arba 8,2% didesnis kliko klientų, tai yra mažmenoji iš 1468 iki 1600, didmenoji iš 2186 iki 2366. Tai reiškia, kad ir pelnas darbuotojų didesnis 10% maždaug, ir darbo užmokestis didesnis 10%. O kaip tai gaunasi? O paprastai, nes valdomas gerai turtas, gerai valdoma kainodara ir turto graža yra +8 arba +16% geresnė mūsų klientų lyginant su rinka. Ir tai reiškia, kad jeigu bendrai prekyboje naudojama 20 milijardų turto, tai jeigu visi būtų dirbę su kliku ir naudotųsi tokiais įrankiais, kuriuos jau esam sukūrę, tai galima buvo sukurti arba papildomai 200-300 milijonų eurų veiklos pelno, arba sumažinti 2 milijardus eurų turto. Tiesiog mažiau turto naudoti, mažiau sandėlių, mažiau kaštų, mažiau paskolų, mažiau palūkanų. Tai skaičiai kalba patys už save. Pasinagrinėkit, jeigu turėsit klausimų, kreipkitės. Ir jeigu norėsit konkurencingumo ataskaitą gauti, taip pat galite užsisakyti. Ir jeigu norit nemokamai naudotis, tai galite užsisakyti atvirų duomenų BFR Salary aplikaciją. Jeigu norit konsultacijos, užsisakykit konsultaciją, suteiksim iš savo pusės, kuo galbūt galim padėti jūsų įmonėje. Jeigu norit išbandyti Sales Pro, užsisakykit, nemokamai išbandysit Sales Pro ir kviečiame, jau jeigu prognozes norit analizuoti, kažkas klausėt, užsisakykit Salary Pro analitinę aplikaciją. Ir visiems šitiem metam apibendrinti, mes atrinkome 4 pačius, manom, naudingiausius akcininkam, CEO, CPO, visiems, kurie domitės strateginiais, reiškia, rodikliais, atrinkom 4 video, kurie mūsų manimų yra patys svarbiausi. Ir pats naujausias ClickTalk, kuris yra tik šią savaitę buvo paskelbtas, tai yra dalinosi sėkmės faktoriais, dalinosi mūsų klientai. Turbūt nieko nėra geriau išgirsti, kaip klientai pasakoja, kaip jie išsprendė savo klausimus ir tą galite pamatyti taip pat šitam video. Tai ačiū visiems už paskutinį šių metų renginį skirtą dėmesį. Jeigu norėsite susisiekti, kontaktai mano čionais yra. Ir ką, gerų jums švenčių, gero biudžetavimo ir iki kitų susitikimų.